Lietuvos čempionato sukvietėme sportininkus į stovyklą, kurie įvykdė Europos jaunimo čempionato normatyvus. Šios stovyklos tikslas surinkti kuo daugiau kilometrų, pasiruošti išvykimui į stovyklą Šamorinė, kur jau akcentuosime varžybinius greičius, pasiruošimą pačiam pagrindiniam metų startui. Prie šios stovyklos neprisijungė tik tai 4 pagrindiniai sportininkai, tai yra Tajus Juška, Ieva Nainytė, Ieva Jurkūnaitė bei Emilija Pociūtė. Jos išvyko su elito rinktinė į stovyklą Glorijoje, bet prie mūsų prisijungė Danas Rapšys. Jos svarba šioje stovykloje, manau, jaučiama kiekvienam vaikui, gauti pastabą, gauti patarimą iš šio sportininko kiekvienam atletui. Tai yra didelė siekiamybė, įkvėpimas ir noras siekti daugiau tokių aukštumų kaip Danas.